Sveiki visi. Ir kągi mes čia turim ant stalo. O ant stalo mes turim naująjį Segway vejos robotą, kuriam nereikalingas perimetro kabelis. Jisai yra valdomas GPS signalu. Ir kodėl jisai pas mane čia ant stalo? O dėl to, kad mano draugai iš GPS meistro paprašė jį išbandyti. Išbandyti, kaip jis veikia, kokie yra privalumai, kokie yra trūkumai ir panašus dalykai. Kodėl paprašė to manęs? Manęs paprašė dėl to, kad pas mane kiemas ir aplinka yra pakankamai sudėtinga, reiškia, GPS signalų valdomiems robotams dėl kelių priežasčių. Vėliau galbūt aš parodysiu, bet pagrindinės priežastys yra šios, kad yra aukšti pastatai, aukšti medžiai, aukšti krūmai, o vietom čia už nugaros, kur yra sodas, tujos, obelis ir panašiai, kurios medžių lajos praktiškai yra susisiekę viena su kita ir tai slopina GPS signalą. Šiai dienai mano kiemą prižiūri kitas vejos robotas, irgi taip pat valdomas GPS signalu. Tai yra Stiga A1500. Tikrai nieko blogo aš apie jį irgi negaliu pasakyti. Jisai puikiai dirba, tačiau kadangi sąlygos yra sudėtingos, su GPS signalu kartais būna problemų. Kartais jį pameta, kartais jisai pažymėtas kliūtis, matyt, GPS signalas, kai yra silpnas, jisai jas netiksliai identifikuoja ir tiesiog užstringa. Nebūna tai dažnai, bet tam vejos robotą ir perki, kad niekados apie jį nereikėtų galvoti praktiškai. O kai jisai užstringa darbo metu, dieną arba naktį, kada jis ten pagal grafiką šienauja ir dirba, tai reikia eiti jį ir išvaduoti, kad darbas būtų padarytas. O to nesinori niekam. Taigi ant stalo yra Segway'us, irgi GPS-inis, tačiau jisai turi vieną skirtumą nuo Stigos, jisai turi vaizdo kamerą. Ko aš tikiuosi, nežinau, aš instrukcijų nieko neskaičiau, brošiūrų irgi nieko neskaičiau, tiesiog štai paprašė GPS meistras išbandyti viską, bet kadangi jis jau turi tą kamerą, tai iš karto lūkesčiai atsiranda. Esant, reiškia, silpnam GPS signalui ar kažkokiems kitiems trukdžiams, jisai kaip ir turėtų atpažinti kliūtį. Turėtų atpažinti ar tai medį, ar tą vietą, kur nėra žolės, kad ant trinkelių neužvažiuotų. Galų gale paskui parodysiu, pas mane pievų yra šulinio dangtis, ant kurio gali užvažiuoti ir yra užvažiavęs mano robotas. Šulinio dangtis yra pakilęs šiek tiek virš žolės, tai patys suprantat, kas su peiliukais atsitinka, juos iš karto reikia keisti po to. Peiliukai, aišku, irgi kainuoja tam tikrą sumą, na ir panašus dalykai. Tai iš tikrųjų, tai, kad jisai turi tą vaizdo kamerą, lūkesčius mano tikrai padidina ir tuoj mes pamatysim, kaip visa tai veikia. O pradžiai reikia jį išimti iš dėžės. Beje, šitas robotas skirtas pjauti 30 arų dydžio pievą, kas yra tikrai nemažas plotas, pas mane tokio nėra. Dydis, matau, irgi toksai jau pakankamai nemažas, didesnis už mano turimą robotuką. Mano robotukas skirtas yra 15 arų vejai aptarnauti, na, o šitas 30 arų veja. Tai netgi jam bus sunkiau pas mane sklype dirbti, kadangi kliučių, medžių daug yra visokiausių ir visa kita, o jis yra pakankamai didelis, taigi jam manevruoti tikrai reikia tikslumo. Nu ir sveria, taip solidžiai, sakyčiau, nu dydis įspūdingas. Štai jisai. O čia dar pakrovimo stotelė. Parkavimo stotelė, instrukcija. Nu, kasgi skaito instrukciją? Instrukciją paskaitysim, kai kas nors neveiks. Šiaip juokas juokais, bet instrukciją reikia skaityti, aišku.
Bet kas yra labai svarbu, kadangi visi šitie vejos robotai turi savo appsus, valdymus ir visa kita. Šiaip yra labai svarbu, kad tai būtų pritaikyta žmogui ir naudotojui, kad būtų pakankamai nesudėtinga viskas ir būtų, kaip sakyt, savaime aišku. Tai kadangi instrukcijos neskaičiau, tai tuoj mes ir pamatysim, ar čia viskas taip savaime suprantama, aišku ir paprasta. Nes naudodamasis kitais renginiais, kartais būna tie appsai, kaip sakyt, ne visiškai draugiški naudotojui. Turi aiškintis, turi lyst giliai. O, dydis tai tikrai taip. Tikrai taip. Gerai. Čia turbūt prie pakrovimo stotelės jungiasi. Čia turbūt GPS antenos prailginimo laidas. Pati GPS nebus integruota. Čia matau 2 šakutės, tai nebus integruota. Reikės ją kažkur patalpinti. Štai ir pati GPS antena tikslaus signalo. Tai čia yra labai svarbu, kad jinai dangų matytų iš visų pusių. Bent jau mano dabar naudojimo roboto parašyta instrukcijoje, ją skaičiau. Kad 120 laipsnių kampu ratu būtų matomas dangus. Reiškia, neturi užstoti medžiai, pastatai ar kiti dalykai. Ir čia turbūt koliukas visam šitam. Koliukas, čia turbūt jo įsmeigtukas. Kągi, susikonstruosim. Jeigu įkrovimo stotelę planuojate statyti prie pastato sienos ar dar kažkur, tai aš manau, komplekte įdėtų koliukų šitų tikrai nepakaks, arba pakaks, nes jie tada turėtų eiti kažkur vidury kiemo, kad nebūtų prie pastato, kad dangų matytų aiškiai antena. Aišku, pačią anteną galima iškelti ir ant pastato stogo, kraigo, pavėsinės, stogo tvirtinti prie krašto. Yra tų variantų, bet, žodžiu, šitai antenai GPS, kuri eina prie stotelės, tikrai dangus turi būti matomas. Pats robotas irgi gaudo GPS signalą, kaip aš ir minėjau, pas mane trukdžių pilna, krūmai, medžiai ir aukšti pastatai, bet jam jau pakanka silpnesnio, sakykime, ar mažiau matomo dangaus. O kas liečia šitą daiktą, jis tikrai turi būti atviroj vietoj. Gerai. Čia šitaip ir šitaip. Pačią stotelę aš statysiu turbūt vidury pievos. Kol kas, kad čia tikrai nereikėtų daug žaisti, nes mano pagrindinis tikslas ir yra išsibandyti štai šitą dalyką, vaizdo kamerą. Kaip visada visi pamiršta šitą nuimti. Vat ir paskui būčiau sakęs neveikia, nes kamera blogai mato, o kad apsauginis šitas nenuimtas niekam neįdomu. Tai nuimam. Reiškia, kad viskas būtų gerai. Kągi, dabar einam pasidairyti po mano kiemą ir parodysiu, kokie sunkumai šito robotuko čia lauks.